Labas vakaras, šiandien yra rugpjūčio 13 diena, sekmadienis. Kiek čia 7 valandos vakaro, pusė 8 jau greit bus. Esu apie 10 km nuo Berlyno ribos. Ir štai čia yra toksai dalykas, matote pavadinimą. Tai reiškia, kad yra visokių firminių parduotuvių, kurios išparduoda savo prekes. Tai dabar pravesiu jūs visus, sesės ir broliai lietuviai, kad susipažintumėte, galėtumėte atvažiuoti. Aišku, koordinatės bus parašytos. Čia šitas levis, kai darbo dieną, buvo uždarytas, bet pamatysite, kad yra dar viena levis parduotuvė. Ir čia kitoj pusėje štai dizelis. Aš skaitysiu pavadinimus lietuviškai. Jūs jau mokate visom kalbom, tai išsiversite kaip jums reikia. Kokia Majeris. Kai kurias kainas galite pamatyti su be nuolaidos ir su nuolaidom. Tai čia tokia firma yra. Sekanti firma LT ar IT? Kaip jūs manot? Čia kaip suprantu vaikams. Tai jeigu mėgstate šitos firmos rūbus, galite atvažiuoti nusipirkti čia pigiau. Kaip matote, yra arba 50, arba 20, 30, viskas yra su nuolaida, visos prekės. Čia kitoj pusėje ko. Čia priėjome jau 50, jau sekantis skyrius parduotuvė. Matote, išvardintos visos parduotuvės, kurių produkciją galite čia nusipirkti su didžiulė nuolaida. Tai sesės ir broliai lietuviai, iki Berlyno bilietas autobusų kainuoja 50-60 eurų. Vakare išvažiavot, sakykime, iš Kauno, 10 valandą jau esat Berlyne. Nakvynė 2 naktim, šeimai, sakykime, 3 asmenų, ar ne, 150 eurų. Tai pasiskaičiuokite, kas jums pigiau. Čia visas planas. Matot, koks miestelis šis didžiulis. Pagal numerius galima surasti, kur kas yra. Tai šitą parduotuvę einam toliau. Vadinasi Timberland. Ne? Ir čia irgi yra kainos surašytos kai kurios. Kur matosi per vitrinas kainos, tai aš jas nufilmuosiu. Ir jeigu 60, ten 40, tai 28 jau pusė kainos su nuolaida. Tai čia buvo šita firmelė, einam sekantį. Čia kitą pusę, grįšim kitą pusę. Čia yra Gant parduotuvė. Gante matome jau 20-30 nuošimčių. Ne tiek jau daug. Bet vis tik tai galite su nuolaida nusipirkti. Ir būna daugiau. Būna ir daugiau, yra kur kainavę pusę kainos yra irgi. Nors čia rašo 20-30 nuošimčių, bet teko pirkti už pusę kainos. Dabar sekantis Tom Tayloras. 50.
nėra kaina čia nes parodyta. Tai va, tai Tom Taylorą, kas mėgstate, galite apsipirkti Tom Taylorą. Čia atsiprašau truputį, nesu jau filmuotojas toks didelis. Čia Mustangas. Čia mes kainas galim pažiūrėti kažkuo tai. O čia vat 80 eurų kainavo, 35. 70 eurų, nu čia be 1 cento kainavo 39. Tai va tokios tai nuolaidos. Tai jeigu vienai šeimai pirkti, tai ir, sakykime, rudens ar žiemai apsipirkti, tai atsiperka ir kelionė, ir viešbutis, viskas, negu kad turbūt mūsų gimtoje Lietuvoje pirkti. Dabar mane sakysi, o koks tu čia blogas mūsų verslininkus žudoje, ne? Vunkebeller. Nemoku aš perskaityti pavadinimų, prisipažįstu, man čia šita firma nieko nesako, bet kas mėgstate, tai vat yra pusė kainos. Čia yra laikrodukai, kaip suprantu. Ir akinukų yra 150 kainavę už 105. Na ir va matote, 160, 112 kainuoja, 180, 126. Versačiai 200 kainavę 140. 250 kainavę 175. Nežinau, visu aš. Ir čia atspindžiai turbūt trukdo. Visų kainų aš neparodysiu jums. Oliveris. Pusė kainos 88 kainavo, 44. Atsiprašau už atspindžius, už drebančias rankas, už kreivumus visus. Gerai, keliaujam. Tai vat, jeigu mes, kaip sakyti, jeigu bankrutuos tie verslininkai, kurie prekiauja vat šitais visais dalykais Lietuvoje, firminis, pasauliniais, tai nuo to tik tai laimės lietuviški verslai. Ar teisingai sakau? Tada galima bus, nu, kaip sakyti, daugiau pirks žmonės lietuviškus gaminius, kelnes ir taip toliau ir visus kitus dalykus. O jeigu mes viską esam sužlugdę tiek, kad nieko negalim pasigaminti, nei kelnių, nei triusikų pasisiūti, tai tada reikia susimastyti truputį. Taip, kad čia šitoj vietoj lygu. Ne aš kažko tai norintis sužlugdyti. Dėl vargšų mūsų lietuvaičių, kurie nori padoriai apsirengti, kurie nori padoriai apsiauti, kurie nori turėti gerą puodą, kokią laikrodį ar žmonai po šaliuką nupirkti. Gerą. Kolumbijos, va čia nais, va yra visokiausių drabužėlių. Sekantis yra Jackas Jones. Jack and Jonas, ne? Taip turėtų sakyti, ne? Jackas, pas Jackų, kas čia kiek kainuoja? Kažkodėl aukštielniką kaina. Įdomiai sugalvojo, nuo 30. Ai, ne čia.
atskiras kainas. Pamaniau, kad nukritusios. Tai va, Jackas išpardavimai. Ai, va, turiu džinsai parašyta. Atspindžiai matas ar ne? 2 poros džinsų 100 eurų, 3 poros džinsų 140 eurų. Ten va, atspindžiai trauda, atsiprašau. Nemoku padaryti, kad būtų be atspindžių. Čia va dar va pusę kainas parašyta, irgi tas pats Jackas ir Jonas. Tai va. Karusėlės vaikams pasisupti, nes vaikai pistoliukai pailsėti, nes tikrai kas renkasi, tas renkasi, o kai kurie draugai pakeleiviai, šeimos nariai gali ir pavargti. Bet vėliau matysime, yra čia ir užkandinių. Nu geras Goodyearai, tai kas čia padangos? Abejoju. Esprit outletas. 20 nuošimčių parašyta. Nu, va, vaikams visgi žaidimo aikštelė padaryta tokia. Nu, pažiūrim čia, nes kainas kokios, kiek nubraukta. 30 kainavę, 20, 40 kainavę šortai, 15 dabar. Čia, kaip suprantu, šitie, kurie aprengti jau. Ir čia gali žmonės pagalvoti, jūs, kad čia, vat, 2 perki už 30. Atsiprašau. Galite pagalvoti, kad tik tai, nu, kaip sakyti, vasaros išpardavimai čia nais yra. Bet taip nėra, yra ir žieminių rūbų, kuriuos išparduoda. Nu čia jau Smaližių parduotuvė, kaip matome. Nu ir sekantį, va, matote, Playmobil. Tai jau kas turite jaunų vaikų, kurie žaidžia dar va toj žaidimo aikšteliai čia naisa. Tai jeigu turite tokių vaikų, tai čia jie tikrai turės ką išsirinkti, turėsit ką jiems nupirkti. Krikšto mamos, krikšto tėčiai, dovanėlių gali tikrai parūpinti su nuolaida. Nu kiek čia nuolaida? Nu, nėra taip jau labai didelė. 60 kainavo už 40, čia 50 kainavo už 35. Nu, bet manau, kad pasirinkimas tai čia yra tikrai didžiulis šitą parduotuvį. Aišku, tamsu nieko nesimato, turėsit atvažiuoti pasižiūrėti patys. Privažiavimas labai patogus, aikštelė didžiulė. Nu čia nef balansas, ne? Girdėjau sakant, New Balai, ne? Tai New Balai vat kainuoja, pavyzdžiui, kainavo 45, 31 ir galiausiai 21. Yra nupiginimas ir yra dar išvis išpardavimo kaina. Jeigu viską perki, tai vat sutaupai 70 eurų. Taip suprantu, va, jo apranga šito Mikineno. O šitą Mikineno sutaupai dar daugiau. Sparbatukai, va, šiam 3 euriukai vietoj 90. Bernužėliams, mergužėliams. Tai va, dirba čia labai įdomiai. Vieni iki 7 dirba, užsidaro, o kiti dar iki 8 gali eiti pas juos. Tai geriausiai
pasiskaičiuoti, kad iki 7 suspėti, nes vieni bus atidaryti, kiti uždaryti. Tai va, New Balai, čia New Balai. Ir jop. Čia labai didelė parduotuvė ir labai daug visokių įmonių, nu, tų firmų yra. Ne tik Jop ir Strelson, bet mačiau ir dar daugiau kitokių. Čia, žinokite, pasiruoškite laiko. Jeigu atvažiuosit visai dienai, tai tikriausiai perėsit viską. Aš čia atvažiavau vakare, nu, ne vakare, ir vakare, ir sekmadienį, kad matote tuščią, kad aš galėčiau čia vieną su jumis pasišnekėti. Ir sesėms ir broliams lietuviams parodyti, kad važiuojant pro Berlyną galima užsukti į tą kaimelį šitą vat ir prisipirkti Only ir ne tik Only visokių skarmalų, kur visam pasauliu pažįsta. Bet iš tikrųjų tai kai kuriuos skarmaliukus pačiupinėjus, tai paskui nebesinori čiupinėti ten kažkokioj kitoj parduotuvėj. Labai matosi didelis skirtumas. Nu va, 55, 30, 8,5, 20, 14. Matote nuolaidas, rašo 20 nuošimčių. Čia drabužiai visokie. Tai va. Einam šitą pusę dabar. Nu, man parašyta netgi 70, matau. Nuošimčių kažkokį. Kepurių primesta. Turbūt baigėsi vasara, nebereikia, tai pigiai parduos. Nu, labai atspindi. Atsiprašau. Čia priėjom kitą. Jackas ir Wolfskinas. Ne, Jackas Wolfskinas. Jack Wolfskinas, ne? Ai, ta pati, tai čia šita. Jau susimaišiau. Gerai. Einam toliau. Bogner. Nu, kokios kainos Bognerio. Labai jau tenai smulkiai parašyta ir tamsiai, kad nieks nepamatytų. 120 buvo, parduoda už 84. Tai jau netaip jau daug, bet vis tiek nuolaida. Jeigu nešiojate šitos drabužius šitos įmonės, firmos, ne, reikia sakyti, tai jas nusipirksite pigiau. Čia kas dabar sekantį priėjom, bet dar pavadinimo Cecil Street One. Ai va, Cecil Street One kažkokia tai. Man kai kurie pavadinimai tai čia naujiena. Aš toksai kaimas esu. Nu va, 70. Bet gal jūs tos rūbus labai mėgstate, gal jie labai kokybiški. Aš visur tikrai nebuvau čia ir nečiupinėjau visų, bet va šitą parduotuvę tai iščiupinėjau. Nu čia tai fantastinės striukės. Šveicarų gamyba, daug ką pasako turbūt šitas žodis, kad šveicarų. Tai vat kainytės, sakykime, striukė kainavo 300, parduoda už 200. Ir kokybė, kai pasimatuoja, pačiupinėjai, tai daugiau kitokių striukių nebesinori. Nuėjau kitą parduotuvę, netgi čia nuėjau kitą parduotuvę. Pasižiūrėjau, pačiupinėjau panašiai liktai pigiau, bet geriau jau, kaip sakyti, sprindis dešros, nei metras. Štai.
jeigu pamatai, kad geras dalykas. Tai va, kas šiandien tokie G-Star RAF. RAF kažkoks tai. Jūs gal žinot, kas tas RAF, G-Star RAF, o štai ne. Bet dėl jūsų aš tikrai filmuosiu ir kainą parodysiu. Kiek čia nupiginta iš 160, 111 padaryta, ar ne? Ir parodysiu, kad galima, nu va, 2 poros už 139, o 3 poros už 199. Keista. Levis pigiau, mačiau. Tai va. Tai šita RAF firmelė. Turbūt labai gerai nešiojasi ir labai patogus ir puikus. Bruno Banani. Čia, kaip suprantu, apatinis trikotažas. Galite pasižiūrėti. Buvo 33 ir 13 eurų dabar. Buvo 17, dabar 7. Buvo 27, dabar 10. Aišku, čia ne visiems tas, bet tokių, reiškia, yra kelnaičių, triusiukų ir papinykų ir maudiamukų. 75 buvo, dabar 37. O tas 50, dabar 35. Tai va, reikia tą vidurį, net nes nebegrįšiu paskui čia. Čia yra ta kavinė. Ten galite užeiti pasikavinti. Mei išpardavimai. Nu, 50 buvo, 35, iš 40, 28. O šitie va dalykai. O mergaitėms iš 50, 35, 119, 80, 60, 40. Taip, Guest. Kas mėgstate Guest? Irgi turbūt bus nuolaidų, tik tai vat nematau šiandien jų. Pridėtus. Galima kažką vidui pamatyti, ne? Rašo, kad pusė kainos. Guest. O dar nesibaigė, bus kainyčių. Kokie gražus. Kupriniukai, rankinukai. Bandom pritraukti kainą jum. Buvo matau, kad nesimato. Čia test kainos ir šimtas 10, 69 liko. Nuošimčiai parašyti per vidurį. Kiek nuošimčiai sumažėjo. Tai va, šitie rubeliai. Ir aišku, kad pusė kainos, bet matot, ne viskas pusė kainos yra mažiau. Guest. Norit apsirengti? Guest. Čia nesimato. Pažiūrim iš arčiau. Viskas, pažiūrėjot. Pamatėt kainas. Susistabdykit. Keliaujam toliau. Nu ir kiek laiko aš einu? 20 minučių. Ir be jokių užėjimų į parduotuvės. Dvidešimt 25 minutės jau. Matot, čia 70. Sana, The North Face. Face, The North Face, ne?
Nu, pabandom priliesti. Matote kažką tai. Einam toliau. Skechers Voltkomos. Batukais, parduotukai. Nu ir kainos, vat, kokį čia pavyzdį pasimsim, buvo 75, 48. Buvo 86, 55. Vaikams buvo 55, 35. Buvo 45, 27. Gražus batukai mergaitėms ir berniukams, mažiukams ir didesniems ir vyresniems. Čia šitoj pusėje dar. Jeigu mėgstate šitos įmonės firmos batus, tai galite nusipirkti vat vietoj 85, sumokėti 55. Nu, kokie spalvingi čia jau. Mažiesiems išminčiams, ar ne? Vietoj 65, 42. Aš manau, kad čia tos prekės turbūt yra jau praėjusio kokios, vėlesnės gamybos. Dabar jau dar kažką naujesnio gamina. Nors mačiau, kad parduotuvėje, kad parašyta, kad naujiena. Tai nežinau. Bet tiesa dar yra toks dalykas, kai kuriuose parduotuvėse nėra išmerų. Būtent kažko tai norėsite, tos išmeros nerasite. Nu va. Daičmano kainom, ar ne? Čia nes prekiauja. Asics. Kiek parašyta nuolaida? Moterims 30-21 likęs. Rubaškytė. Švartukai. Va, čia praleidau kažką tai jau, ar ne? Reikia pažiūrėti, nes nebegrįšiu aš čia juk. Strelsonas 120 pavirti 83. Nu, vat. Rubeliai. Elegant. Rubeliai. Iš 90 pavirti 62. Tai va, mums, paprastiems, kaimiečiams, kurie nėra buvę net firminėse parduotuvėse jokiose ir mažiau uždirba, tai va, gali nusipirkti netgi tokių vat prabangesnių rūbų. Jop ten buvo ir čia pasirodo jop. Nu va, jop suknutė kainavo. O čia sportbačiai. Vienu žodžiu, vietoj 230, 160, vietoj 120, 84. O čia vietoj 170, 30 nuošimčių. Vyrukas apsirengęs gražiai. Tai va, to čia jau į Victorinox šveicariški peiliukai. Šveicariškų peiliukų galite nusipirkti irgi su nuolaidom. Ar čia bus dar parodyta kokią nuolaidą? Ne tik peiliukai, matot, lagaminai yra dar. Laikrodžiai ten. Krepšiai. Rankinės įvairios. Ir lėktuvo ir nelėktuvo. Taip pat pagamintos va, štai šitos šveicarų firmos įmonės, ne?
Dabar Petrol. Industrijas. Petrol. Nu, 2 poros džinsų už 89 eurus. Prašau. Už nieko savo. 3 už 39, 2 už 39, 2 už 9. Marškinėliai, šortai. Kainytės. Petrol industrijas. Dabar čia Rösle. Nuo 1888 metų gamina puodus. Ai, čia ir puodai, ir lentelės pjaustymui, ir peiliai, šakutės, ir netgi va tokie va dalykai. Mes aptarnėjom šitą, tai sakom, kainuoja su nuolaida. Kainuoja, matot, kiek kainuoja, beveik be euro 900, o kainavo 1358. Ar dar ten buvo 25527. Gal ten kodas. Nesąmonė. Tai va, ir yra pigesnių, ten 300, 500. Tai galvoju, kad čia reikia kursus baigti, kad išmokti viską panaudoti. Ir pradžiai turbūt reiktų pradėti nuo kokią pigesnę. Mažiau ten visokių tokių, lietuviškai sakant, pričindalų, ar ne? Tai va, šitos įmonės visokių samčių, peilių, šakučių ir kažko tai. Skvoč ant soda. Mergaitėm čia mes turbūt 20 eurų. Matau, išpardavimas, o čia priekį 100, pusė kainos. Nu, galim pažiūrėti, kokios čia kainelės. Tai va. 119 buvo, gavosi 59. Nu, dar vienas skyriaus nebaigiau, jau pusę valandos su viršum vaikštau. Tai įsivaizduokite, kiek reikia laiko turėti, kad užeiti visas parduotuvės ir iščiupinėti patinkančius dalykus. Čia kainavo 90, parduodavau 60. Suknutė va. Marga spalvė. Ir čia vadinasi kinietiškom raidelėm, atsiprašau, gal ne kinietiškom, neperskaitysiu. Super Dry Store. Super Dry Store, ne? Va, koksai vaikinukai, ir kiek kainuoja jam apsirengti, neparašyta. Čia dar vat yra telpačkų, šlepetičkų. Vietoje 80, 53. Aha. Vietoj 30, 20. Nu, visai nieko atrodo tos raudonas tapkutės, ar ne? 2,85, 3,60. O kas 3? Tai va. Čia eko batai. Tai yra vat visokių nuolaidų irgi. Galima pažiūrėti. 140 pavirto 97. O šitiems batukams. Tų kainų nėra.
Bet va tenais, matote, 50 eurų be 5 centų pridėta ir to ir anoj pusėj. Kneipas. O to kneipo, atsiprašau, praleidau kneipą. Knaipas, vokiškai turėtų sakyti. Čia kažkokie tai buteliukai bus. Matote, aš nežinau net kas čia yra, nes nesusidūręs gyvenime. Bet jeigu susidūrė jums, tai jums turi būti svarbu. O šitie va knaipai visi. Ir kaina turbūt jums įdomi, kiek kainuoja. Be nuolaidos, su nuolaida. O įdomu, be nuolaidos. Jeigu žiūrėt kainą, tai va 25,99. Tai Lietuvoj pigiau, ar čia pigiau? Tai va. Išpardavimai. Knaipo. Kneip. Knaip. Tai jau grįžtu prie įėjimo. Nebedaug liko parduotuvė. Parodyt, va čia atvirkščiai parašyta, tai nežinau, kaip čia skaito, Desigual. Nemoku perskaityti, žinokit. Dar tada eko parodau. 15, bet čia kainų nėra. Nu, vienu žodžiu, yra ta daug batų eko čia. Mačiau dar kitur bus eko. Na čia, aš labai atsiprašau, bet šito pavadinimo nemoku perskaityti. Desigual. Iš kitos pusės, jeigu skaityt. Čia Cereblam turbūt. Žinote, Albertas Cerebla vaikščiojo atbulas visą laiką, paskui priekį pradėjo vaikščioti, pasidarė Albertu. Nes jeigu skaitai Albertas iš kito galo, tai gaunasi Cerebla. Nu va, pas Cerebla 60 nuošimčių nuolaida. Atsiprašau, tik jos nieko neįžiūriu. Samsonytė. Tai mūsų lagaminai, nors ten tų šveicariškų buvo, bet galite pasižiūrėti ir, man atrodo, vokiečių Samsonytė, ar ne? Parašykit komentarį, ar vokiečių, ar ne? Jeigu ne vokiečių, parašykit. Tai va, 279 kainavo, dabar 195. Spineriai. Pažiūrėkite, kas ten viduj. Rankinės, lagaminukai. Na, sena patikrinta įmonė. Daug žmonių naudoja yra. Jų lagaminus, kai skrendi, tai matai. Taip. Hektar Paris. Prancūzija pakvipo. Paryžius. Hektar Paris. Bet dabar vat paspėliokim, kas čia bus. Rūbai, ne? Nu va, prašau, rūbai. Rūbai, rūbeliai, kainas priartinam jumi. Per daug priartinam. Vietoj 80, 56, nelabai taip jau didelės nuolaidos, ar ne? 220, 154. Nu, tvarkingi tokie rūbeliai. Sekantis. Sekantis yra Karlas Lagerfeldas.
Tai čia irgi odiniai visokie dalykai. Piniginės prasidėjo, matot? Turbūt ir buvo tų piniginių tenais irgi, bet jeigu vaikščiosit rasit. Taip. Ar matote kainą? Aš žiūriu, kad temsta, kaip čia reikės. 249 pavirto į 79, tai čia daugiau negu pusė. Tai va, matote. Karlas Lagerfeldas. Ką jums siūlo? Gal aš per lėtai čia einu. Noriu jums parodyti. Kažin, ar jūs turėsit laiko 40 minučių žiūrėti, o tai ir ilgiau dar. Nes čia yra, tik tai galima sakyti, pirma dalis, vietoj 79, 24. Kapas, kepurė. Kepurės kaina buvo aukšta. Nu va, ir vietoj 99, 20, ne, 89, 29. Matot, 60 rašo nuošimčia. Michael Korsas. Oi, atsiprašau. Michaelis Korsas. Jau apsišvietęs gražiai. Michaelis Korsas. Nu, tikrai gražus visokie rankinukai, ne? Kitas žmogus sakys, kam čia man reikia. Tai va, kainavo 750, tada 499 nuolaida ir galutinė kaina 375. Nu, daugiau negu pusė. Taip, dizelis. Dizelis. Michaelis Korsas. Nu, taip kvepia prabanga truputį, ar ne? Pati parduotuvė. Išdėliojimai. Tai va, tai ir su nuolaida. Bosiukas čia. Bosas kokios kainos čia yra. Nu va, čia va ta prangėlė ta. Reikia jau priartyti, nematot. Buvo 60, 50 parduoda. Nu tai čia mažai. 190, 200 buvo, 140 parduoda. Nu. Vis tiek pigiau. Čia 80, aš 5. Gerai, patraukiu. Bosiukas. Bliuskis. Minėta nežiniuota, kad tiesiog nesimato. Blogai filmuoja mano kamera. Nesimato, kad čia nežiniuota, nu kaip sakyti, bliuskelė, tuzelė. Bosiukas, va. Jaukiai, šiltai. Jaukiai šilta parduotuvė ir vienintelį čia iš viso šito rajono. Vienintelį. Tie va truputuką šviesų įsijungia, o tie jau normaliai. Mikinėnai kokie. Nu ir kažkai galima apsirengti. Mergaitėm apsirengimas. Matote, kiek kainuoja?
Mergaitė su tašė. Čia nėra tašės. Čia berniukam. Bet aš pas jos tašės nematau. Boso kaimas. Šuniukas kažko nori, o šuniukam palakti vietą. Su augintiniu atvažiuosit, galėsit čia pagirdyti. Watch Station International. Watch Station International. Jau čia laikrodukų reiškia, kad galima nusipirkti. 199, 139. Bet aišku, čia ir tūkstančiais yra. Ne tik tai, kad... Joks, čia kur nueiti. Nuo dizelio. Čia The Body Shopas. Matote, 70 nuošimčių, 50, 70 nuolaidos Body Shop'e. Hugo. Garsus siuvėjas. Garsus. Pagal tai, kam jisai siuvo uniformas, turėtume nepirkti. Atsiprašau. Už tą liežuvį kišimą čionais. Bet kartais žmonės tokių nesąmonių prisigalvoja. Tai nematau čia nuolaidą, čia tik tai, kad kaina parašyta. Gali būti nuolaida nuo tos kainos. Būna taip. Reikia ieškoti. Nepasakysiu dabar, čia Hugas kaip paduoda viską. Tai va, Hugo, matote, už Hugo yra Lacoste. Krokodilas. Krokodilas 140 kainavo, 59 gali nusipirkti. Tai nežinau. O čia kaip, palaukas čia, top. Matot kainas? Temsta man reikia jau viskas greičiau eiti. Aš maniau, kad spėsiu iki tamsos viskas eiti čia. 20-30 nuošimčių Lacoste. Va čia aš pradėjau. O čia žinot, kiek dar eiti? Kiek dar įmonių liko aplankyti. Tai va, Lacoste įėjimas čia. Čia tokia, čia mašinų garažas, nemokamai pasistatyti mašiną, vaikšto, tai čia yra daugiau aukštis. Ir ten Salamandra, matot, Salamandros yra parduotuvė. Bet jo yra ir Eko, ir ten visokie kitokie, ir Bugatti. Čia pavalgyti žmonėm atsipūsti. Čia mačiau, koncertavo. Viskas palikta, galima prisėsti, smagiai pasėdėti. Čionais nieks neužrakinta. Čia parduotuvėlė, nežinau ką.
Kaip veikia, verčiasi Five Guis? Penki vyrai? Ar penki kas? Five Guis. Fosilis. Norci, tai čia, na, žinot, tas kioskai. Čia va pavalgyti, valgyklos. Fosilis, kaip suprantu, yra rankinukai. Jau per tamsų filmuoti. Laikrodukai, rankinukai. Fosilis. Čia Polo. Ralfas Laurenas. Bet čia ne. Neparašyta Polo. Ralfas Laurenas. Gražu. Labai gražiai padaryta vitrina, tikrai. Nu, kas čia per kainas? 3,5 kainavo už 200 parduodama. Tikrai. Mašinėlė kažkokias to. Ai, čia turbūt reklaminė mašina. Čia įvairios yra tokios užeigos. Nori pastos valgai. Šitie kioskelį irgi dirba. Užkandžio vietą. Kioskelių kainos, va. Galiu parodyti, kiek kas kainuoja. Čia monoliškumas blogėja. Čia Levis. Pamenat, sakiau, kad Levis anas vat nedirba, tai dirba šitas Levis. Ir čia vat. Mes galime parodyti. Pusę kainos vat yra. Nuolaida. Ai, kaip per tamsiai. O, kaip gerai pasidarė. Tai vat, ir matot, 2 poros džinsų už 135, 3 poros džinsų už 185. Tai vat, kas norite levakų, prašom. Užvažiuokite. O čia tas pats Levis. Šimtas 20 aš 83. 110 už 76. Ir va, apsirengimas toksai. Oi, atsiprašau. Tai va. Kelvinas Kleinas atėjo. Eilė. Tai va, ir sikėlė. Čia kainų nebuvo. Kelvinas Kleinas. Klainas. Vokiečiai sakytų. Čia Adidas. Adidas didelė parduotuvė labai. Man. Klein. Jie tu sublišusius džinsus pardavinėja. Čia kainų nematau. Neparašė. Salė, o čia labai Kelvino Kleino kainos. Tai 49, 25.
kas šiandien kiek kainuoja. Vietoj 30. 20. Vietoj 80 kainuoja 40. Pusę kainos. Ai, ten vietoj 40, 20. Pusę kainos. Tomas Sabo. Sabo Tomas. Sabas turi Tomą. Nežinau. Čia yra papuošalai ir laikrodžiai, kaip suprantu. Nu, kainytės tokios. O tokios va. Laikrodukų papuošaliukų. Tai va. Prie Dido neisiu. Marko Polo. Tai jau buvo vienas Marko Polo. Aš jau susimaišiau. Na papyrį. Na papyrį kas čia. Vietoj 107,71 kainuoja dabar. Norvegų vėliava kažkodėl, tai čia norvegiškai vėl visi dalykai. Vietoj 80,40 visi kaina. Matas 60 nuošimčių yra kažkas tai. Na papyrį. Nu, turbūt neteisingai aš čia skaitau. Greičiausiai kažkas tai perskaitytų teisingiau. Jums ir man tuo pačiu. Vietoj 45, 30 eurų. Vietoj 107, 71. Panašu, kad čia bus norvegiška kokybė. Nu, nes visur Norvegijos vėliavytė, tai jie mėgsta ant savo gaminių dėti vėliavytę, kaip ir šveicarai. Kenel ir Šmenger. Kenelis ir Šmengeris, ką čia parduoda. Kažkokie tai sparbatukai, kurie kainavo 270, o dabar kainuoja 129. Tai daugiau negu pusė. Nuolaida didesnė nei pusė. Ir vat, matote, kas ten viduj. Batukai. Batukai, sparbatukai. Rašo 30. Bet matot, kad biškai ir daugiau būna nuolaidėlė. Gold Dog Watch Store. Nu tai va. Ai, čia Kenelio dar. Jo, sparbačiai. O šitie laikrodukai uždaryti, jau su žaliuzėm. Seiko ir visi kiti. Eterna. Eterna. 160 metų eternai. Matote, maždaug. Kainyčių konkrečių nelabai yra. Tai va, čia Seiko, panašuojant, Citizenai, Festina, laikrodukai varas. Lint, saldainiai. Čia saldainių parduotuvė. Lint vokiški saldainiai. Ir čia va didžiulė parduotuvė jau. Galite taip pat nusipirkti brangių, prabangių saldainių, šokoladų.
panašiai. O čia yra Liebeskind, Berlin. Liebeskind. Bet tai kaip čia, rankinukai. Kažkokie tai. Kind, galvojau, kad vaikai. Vaikams kokios prekės. Panašu, kad mamytėms. Liebeskind, Berlin. Birkenstokas. Birkenstokas, tai čia. Daug visokių tapačkų. Labai madinga pas juos vaikščioti va su šitom šliūrėm. Mieste moteris, nežinau, labai daug eina su jais. Labai mėgstu visokiausių rūšių. Birkenstokas. Čia dabar kas? Dar nežinau, kas čia yra. Tom Hilfiger. Kainavo 100, parduoda už 33. Nu tai čia labai gera kaina. Kainavo 80 už 24. Kainavo 120 už 84. O šitą apranga to vaikino. Atsiprašau, kad labiau atspindžiu aš, nei tai, ką noriu parodyti. 70 nuošimčių. Mažiau, daugiau. Tai vadinasi Tommy Hilfiger. Kažkokia tokia įdomi vėliava. Falkė. Drabužiai. Kojinės. Falkė. Falkė. Pardavimai. Tomas Hilfiger, didelė parduotuvė. Čia. Dar čia. Įėjimas. Čia Alina. Alina tai vat yra kažkokie tai reikalai susiję su grožiu. Su išsaugojimu gražios odos ir taip toliau ir panašiai turbūt. Taip, Maneris. Maneris tai vėlgi saldainiai. Saldainukai. Fotografuoti draudžiu. Viduje. Čia yra Kids Around. Globosas. Bet tai čia yra vaikams. Parduotuvėlė. Kids Around. Turbūt visokių firmų. Matot, kokie yra tuose. Timberlandas, Bosas, Karl Lagerfeld, Bandas, Little Markusiokas. Visokiausių. Kenzo. Nu ir kaip čia kainas? Kiek kainavę? 40. Ko tai mažai, tai mažai parašyta kaip 49 kainavo, už 32,5 parduoda. Vaikučiams aprangėlė. Taip, ten Alina. Čia Kroksai. Kroksų faina prastuvytė, pusė kainos tikrai galite rasti ir gražių Kroksų savo. Ne vien tik tai tie tokie, kaip čia pasakyti, yra visokių šliūrų. Kroksus. Čia Olimpas. Olimpas. Tenais eisim. 4 už 3 išsijungia šviesa. Geras. 4 už 3.
20 kainavo, čia 70 parduoda. Čia UGG. Matau botus, tapkės UGG. Tokia firma UGG. Avalinė visokia. Ir šilta žieminė. Estela. Estelas, tai čia jau patalinės pasisakęs. 60 eurų. Estela. Silent sticker. Nežinau už tokios. Starbuckas. Starbucksas. Kaklaraiščius matau. Visokių kitokių rambelių. Halhuberis. Suknelio parduotuvė. Mergaitėm čia kaip suprantu parduotuvė Halhuberio. Sunglass Hut. Pusė kainos Sunglass. Sunglass Hut. Silent stickeris dar praleidau šį. 3 už 150. Kažkas tai. Čia akinukai. Visokie akinukai. Daug. Pasaulis. Sigikit vaikams. Geox Respiro. Čia įvažiu ir batų, rūbų ir rankinių. Visko yra. 10 nuošimčių. Nors 29 eurai batukai. Under Armour. Čia kas. Įsijungia karuselė. Rituals. Čia kažkokie tai yra. Nu, 11 eurų, 22 eurų. Rituals. Tefalo parduotuvė. Na, žinot, Tefalo keptuvės, podai. Matote, vat kainas vietoj 50, 31. Vietoj 130, 80. Vietoj 128, 65. Vodas vietoj 160, 85. Nu. Visokios vat keptuvės. Krupsas. Irgi čia įeina. Tai vat yra Emsa, Krupsas, Tefalas, Raventa, Lavestina, Molineksas. Svarovskiai. Svarovskiai. Čia va Tefalo visi dar produkcija. Legentuvai. Sirbliai. Svarovskiai. Ką čia nori parodyti Svarovskiai? Apšvietimo trūksta. Gražu, bet trūksta apšvietimo. Svarovskiai. Svarovskiai. Leroy Boch. Ravensburger, tai čia yra visos dėlionės, puzlės, puzzle,
Čia indai. Sena indų įmonė. Pas daugelį namuose yra šitos įmonės turbūt indas, nors vienas koks nors. Gali būti dar nuo senų laikų. Šita firma yra, matote, 1748 metų. Žmonės užkasdavo jų lėkštas per karą. Praėjus frontą tik kasdavo, jau rasdavo. Clarkas. Nežinau, kas yra Clarkas. Batai. 65 eurų. Clarko batai, nors kainavo 105. Ir čia tas pats. O pradinė kaina buvo 150. O dabar 65 galiu nusipirkti šitos batelius. Jeigu, sakyti, ne per senas modelis. Lloydas Germany. Tai irgi prabangos parduotuvė. Lloydai. Ką mes čia turime? Rankinė 109, kainavo 160. Bateliai 100. Kiek kainavo? 130. 40. Dabar už 50 parduodu. Taip. Nu, bet čia yra ir labai striukių gerų yra. Odinių, tokių naujoviškų, plasmasinių kažkokių. Paskui visokių ir sportui irgi apsirengti galima. Sportbačiai yra Lloydiniai. Ir treningiukų yra. Striukyti su 20 nuošimčių nuolaida. Lloydinė. Jau pusantros valandos. Ne, valanda 12. Dar nėra pusantros valandos. Mūvė. Čia tas Clarkas. Marko Polo. Tai čia jau grįžtam. Zvelink J.A. Jentkelis. Mūvė. O ką jie čia? Pagalvėlės. 30 nuošimčių nuolaida. Kainavo 43, dabar kainuoja 22. Kainavo 17, dabar 10. Kažkokie tai šalikai. Pagalvėlės. Tai yra čia ir kavamalės, nesupratau. Čia jau kita. Čia puodai, kavamalės, peiliai. Čia vat štai šitą firmą pasiskaitykite patys, nes aš blogai skaitau. Zvelink J.A. Jentkelis. Tai va. Liktai viskas čia šitoj pusėje, nes paskui dar tenais toliau yra Rita. Puma yra, mačiau. Kas dar tenais yra. Bet dabar reikia truputį grįžti. Tai jums gali nusibosti. Aš įjungiu pauzę, kol eisiu. Nu, truputį stabtelėjau prie šitą automobiliuko. Tai va, mėnesinė įmoka 36 mėnesius reikia mokėti po 500 eurų, be 1 eurų. Automobiliukas būtų va, tai toksai vat.
O šiaip iš toliau jis atrodo va šitaip. Bendra suma tiesa. Vat. Kažkur iš tų dviejų. BMW-kai ir Mini Cooper'ai irgi savo pasistato čia. Tai va, štai toksai vat. $320e. Tai vadinasi važiuoja ir elektra ir dar kažkaip tai. Neturiu laiko skaityti. Žinau, kad yra vandeniliniai, nes esu matęs vandenilio kolonėlę šalia Vokietijoje. Žinau, kad parduodamas vandenilis kaip kuras, aišku, jo mažai reikia, ten žmonės susipila 300 gramų, brangiai kainuojasi ir važiuoja. Gerai, pertraukėlę darom iki. Nu va, galite pykti ant manęs, bet va, čia dar va, yra Camel Active, bet Berklai, Puma, Camp David, Sox, Gypsy. O čia va šitam pastate. Ir čia jau kai kurie su žaliuzėm, kai kurie be žaliuzų, bet jau temsta, vakarėja. Todėl nebefilmuosiu. Ten kitai pusė gatvės dar yra šiek keletas parduotuvėlių, bet nebuvau tenais, jūs galėsite aplankyti. Dabar vat perlėkdamas, jum aprodydamas jau sugaišau 1:17. Turėkite omeny, kad jeigu norėsite užeiti visas parduotuvės, tai kiek laiko daugiau turite turėti. Čia tikrai yra ką veikti nuo ryto iki vakaro. Iki vakaro 7. 19:00 susidaro. Yra kas dirba iki 8, tai galėsite dar pas juos užeiti. Nu, va, paskutinė parduotuvė, kurią filmuoju, šiandien daugiau nefilmuosiu, čia Salamanderis, kaip matote, su Richteriais, Bugatti Eco ar Riekia. Naikai. Įvairių čia yra firmų valinės, parbučių. Ir matote, ir vaikams yra 40 nuošimčių nuolaida. Kokios jo kainos? Sutemo nebesimato jau. Nematyt, neryšku. Tai va. Gaboras. Riposta. Naikas. Lurčia. Jausas, Saibelis. Salamandros, gamyklos, išpardavimas. Jeigu tiek fotografuoti, draudžiama. Jeigu tiek dar suprantu. Nes jeigu geriau suprantate, parašykite komentaruose. Tai va, didžiulė parduotuvė. Labai didelė parduotuvė. Va. Iki to krašto eina. Tai va. Kągi, viso geriausio. Linkiu atvažiuoti čionais, pasižiūrėti, apsipirkti, jeigu būsite šalia. O jeigu yra kituose miestuose tokie miesteliai, tai parašykite, kad žinotume, kur į kitus miestus galima nuvažiuoti irgi tokius pačius miestelius iš pardavimų. Firminio rūbų, batų, striukių. Tai va, ačiū, kad buvote, 1:20 kartu su manimi šitoje kelionėje. Laimingai. Visiems laimingai. Sudėjau.